Taigi pagaminsiu labai skanius sūrio pripildytus profiteroles. Tai bus plikytos tešlos pyragaičiai, bet netradiciniai gaminami šiaip saldiems visokiems įdarams, o bus labiau sūrus toks užkandukas. Per daug nešnekėdamas pradėsiu. Receptas yra vienai štai tokiai skardai. Taigi, jeigu norite išsikepti daugiau, dauginkit kart 2, kart 3, kart 4. Turiu 125 gramus vandens, paprasto vandens, švaraus, ir pilu 35 gramus, 35 ml baltojo vyno. Žiupsnelis druskos. Labai druskos daug tikrai nereikia, nes dėsim daug sūrio. Ir sviestas. Sviesto reikėtų maždaug 55-60 gramų. Ir dabar viską dedu ant kaitlentės ir stengiuosi, kad kaisdamas skystis kuo tolygiau išlydytų sviestą. Taigi, karts nuo karto po truputėlį pamaišysiu, nes mums nereikia, kad staigiai garuotų vanduo ir po truputį tirptų sviestas. Reikia, kad viskas tolygiai užkaistų ir užvirtų. Ir tada reikės užplikyti miltus. Skystis turi pilnai per visą plotą užvirt ir nieko nelaukdamas suberiu miltus. Taigi reikės 75 gramų miltų. Geriausia naudoti miltus, kuriuose yra daugiau glitimo, mieliniams kepiniams skirtus miltus, kadangi profiterolis yra toksai kepinukas, kuris išsipučia ir reikia, kad vėliau nesukristų, kad išlaikytų tą tvirtą savo kevaliuką. Taigi užplikau miltus, maišau, kad miltai gerai, kaip sakant, tolygiai išsimaišytų, pasidaro toks kaip tešlytė ir vėliau gražinu ant kaitlentės, maždaug 1-2 minutėms dar šiek tiek pakaitint, išgarint dar daugiau drėgmės. Tešla turėtų sušokti į vieną gražų tokį kamuoliuką. Kai pradeda šiek tiek jau traukti dugną ir tešla va taip gražiai sukrenta į vieną gabaliuką, galime nuimti nuo kaitros. Dabar prieš įmaišant kiaušinius reikėtų, kad tešla šiek tiek atvėstų. Jeigu mes iš karto pradėtume įmaišinėti kiaušinius, kiaušinių plakinį, jie gali apvirti, dėl to, kad tešla dar yra karšta. Kai jie apvirs, tešloje atsiras, tokių kaip kiaušinienės gabaliukų, kurių mums čia absoliučiai nereikia. Gerai, dabar 2 dideli kiaušinukai. Jeigu sversit, turėtų tikrai būti 120 gramų, kuriuos prieš įmaišydamas aš šiek tiek suplaksiu. Vėlgi, lengviau ir tolygiau įmaišyti į tešlą, kai baltymas su tryniu jau yra šiek tiek susimaišęs. Taip lengvai su šakute tiesiog truputį praplak. Ir dabar etapais per kokius 3 kartus, supildamas ir išmaišydamas, įmaišau visą kiaušinį. Taigi trečdalis. Ir maišau. Tikrai neišsigaskit, kad iš pradžių tešla išsiskirsto į tokius gabaliukus, bet vis maišant labai gražiai įsimaišo. Taigi mes turime gauti blizgę, šiek tiek takią tešlą. Puikiai. Tešla blizgi, šiek tiek tekanti. Jeigu maišote su mentele, tai galima tiesiog tai pakelti. Ir turi likti toks V formos liežuvėlis ir tešla nekristi žemyn. Sūrius naudosiu 2. Vienas bus dedamas į tešlą, o kitas jau ant suformuoto profiterolio. Į tešlą reikėtų dėti tokio intensyvesnio skonio brandintą sūrį. Idealiausi variantai yra, tarkim, šveicariškas gruyère sūris, prancūziškas comté arba čederis, angliškas brandintas čederis. Jį turbūt yra lengviausia rasti mūsų parduotuvėse, todėl būtent aš jį ir panaudosiu. Jisai turi tokį aštresnį skonį ir puikiai tiks į šiuos profiterolius. Be sūrio čia dar galima įdėti ir, tarkim, žolelių, kurias jūs mėgstate, arba prieskonių. Mano išbandytas variantas, ką darysiu ir dabar, tai įdėti šiek tiek čili dribsnių. Šaukštelis čili dribsnių suteikia labai gero tokio aštrumėlio ir puikiai dera su sūriu.
Tešla paruošta. Tikrai rekomenduočiau įsigyti konditerinį maišą tokiems kepiniams kaip profiteroliai. Na, iš bėdos, aišku, galite paimti storesnį maišą, sudėti tešlą, prakirpti kampelį arba tiesiog su drėgnu šaukštu formuoti tokius rutuliukus ir dėti. Na, bet tam, kad būtų žymiai paprasčiau, tiesiog įsigykite konditerinį maišiuką. Labai gerai, kad turiu neprisvylančią skardą. Nereikia tiesti jokio popieriaus, jokių kilimėlių, nieko, tiesiog tiesiai ant skardos darau nedidelius, na, maždaug šaukštelio dydžio, tokius kaip bumbuliukus ir nepamirškite palikti tarpelį. Profiterolis kepdamas šiek tiek išsiplečia, tad reikia palikti ir tarpelius. Na ir pabaigai antrasis sūris. Taigi ant viršaus uždėsim tokią kaip parmezano, tarkuoto parmezano kepurėlę. Iš pradžių tiesiog tarkuoju į skardą. Tuomet sūrį štai taip apveliu aplink šonus profiterolių. Ir kas lieka, tiesiog iškratau. Taigi taip paruoštus sūrio profiterolius kepsiu iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 15 minučių. Ventiliatoriaus funkcija įjungta. Tai nepridegančios skardos privalumas. Iš karto viskas ir atsiklijuoja. Na, tas sūrio kvapas labai gardu. Šiaip šitie pyragėliai patys skaniausi yra, na, iškepę ir vos pravėsę. Jie dar būna tokie sūriniai viduj. Gardumėlius. Su gero gėrimo taure. Galima jos valgyti tiesiog taip. Galima pasidaryti kažkokią užtepėlę, bet aš labai rekomenduoju užsukti pas mus į Gardų parduotuvę ir išbandyti seriją džemų skirtų specialiai valgyti kartu su sūriu. Taigi yra 5 skoniai sukurti sūrininko kartu su džemų gamintoju specialiai sūriams iš Belgijos. Na, mano mėgstamiausias yra juodųjų serbentų su svoguniukais, yra dar mangų, greipfruktų su pipirėliu, yra vyšnių su cinamonu, yra avietė. Žodžiu, tikrai labai gardūs džemai ir prie šitų sūrio pyragėlių idealiai tinka. Tiesiog wow. Džemas pats, jeigu valgyti vieną, galbūt atrodo šiek tiek per saldus, galbūt atrodo per daug jaučiasi svogūnas. Tačiau, kai valgai kartu su sūriu arba tokiu sūrio pyragėliu, tobulas balansas. Taigi, kaip pasigaminti šios dienos receptus, jūs sužinosite užsukę į mūsų puslapį gardu.lt. Nepamirškite aplankyti mūsų socialiniuose tinkluose bei aplankyti YouTube platformos, kurioje rasite ir mūsų laidų pakartojimus. Nepraleiskite paragauti skanėstų, tokių kaip šie nuostabūs džemai, užsukę pas mus į parduotuvę Panoramoje. Na, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį per TV3. Iki!